šio sekmadienio Senojo testamento skaitinys iš Išėjimo knygos mums pasakoja apie tai, kaip izraelitų kelionė į pažadėtąją žemę užtrunka. Žmonėms trūksta vandens, prasideda nesutarimai, barimaisi ir sąmyšis. Ir Mozė yra priverstas vėl šauktis Dievo pagalbos, nes tautoje neramumai. Ir Dievas atsako jam: mušk su lazda į akmenį prie Horebo kalno, į uolą, ir iš ten ištrykš vanduo, ir visi bus pasotinti. Bet viso šito pasakoje esminis dalykas yra tai, kad žmonės buvę pasiekę jau tokią susipriešinimo kulminaciją, kad jie jau klausė vieni kitų: tai yra Dievas tarp mūsų ar ne? Mėly broliai seserys, mėly tikintieji, juk ir mes savo gyvenimuose išgyvename panašius momentus, kai ieškome atsakymų, gyvenimo prasmės ir visus kitus gyvenimo klausimus, ir kartais nėra atsakymo. Atrodytų, kad Dievas tyli. Ir tuomet neretai juk ir mes kartais savo pasakome: tai yra Dievas su manimi ar ne? Šis klausimas yra jau pokalbis su Dievu. Dievas mūsų gyvenimus girdi, juos mato, juos tobulai žino. Bet Dievui nereikia pagarbinimo. Tai mums reikia Dievą garbinti ir nuolat jam už viską dėkoti. O ypač išmokti dėkoti net tuomet, kai ateina kartais sunkiausios ir juodžiausios gyvenimo dienos. Bet mes turime prisiminti, Dievas galbūt išbandymą siunčia mums kaip gyvenimo pamoką, kurios metu mes dar geriau pažįstame Dievo valią ir save pačius. Trečio gavėnių sekmadienio apaštalo Pauliaus laiškas Romiečiams mums primena nuteisinimą tikėjimu. Ką tai reiškia? Žmogau, tikėk ir dar kartą tikėk. Tikėk tuo, kuo esi, tikėk tą, ką darai, ir tikėk, kad Dievas yra visuomet su tavimi. Mes kartais pamirštame tos dalykus ir įsivaizduojame, kad viską nuveiksime savo jėgomis. Pavyzdžiui, pamenu, kaip kartą atvykau į Airiją prieš daugelį metų ir kviečiau lietuvius bendrai maldai. Ir tuomet kai kurie man pasakė: mes dabar atvykome čia sunkiai dirbti, o melsimės kada nors vėliau. Garbinsime Dievą kada nors vėliau. Pasitikėsime jo vėliau. Dabar norime pasitikėti savimi. Taip, mums reikia to pasitikėjimo savimi, bet be tikėjimo Dievo rankos vedimo dažnai mūsų gyvenimo nuveikti darbai mums parodo: ne tais gyvenimo keliais mes ėjome, ne tos gyvenimo takus mes mynėme. Taigi apaštalas Paulius laiške Romiečiams šį trečią gavėnių sekmadienį primena, kad žmogaus gyvenimo prasmė, jo visų darbų įvertinimas ir nuteisinimas yra tik per tikėjimą. Trečio gavėnių sekmadienio Evangelija pagal Joną mums pasakoja apie Jėzaus nuotykį prie Samarijos miesto. Miesto pakrašty buvo šulinys, kur Jėzus su mokiniais užklydę nutarė pailsėti. Mokiniai patraukė į miestą ieškoti maisto, o Jėzus liko vienas. Ir čia jis sutinka atėjusią pasisemti vandens samarietę moterį. Jėzaus žodžiai jai ir visų laikų bažnyčiai tokie: Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.
Samarietė stebėjosi, kad Jėzus žydų tautybės žmogus kalbėjosi su ja, nes tarp samariečių ir žydų buvo ilga nesantaika. Dar daugiau, galbūt ko Jėzus nustebino visų laikų bažnyčią ir stebina iki šiol, jis kalbėjosi ne tik su samariete, bet kalbėjosi su nusidėjėle. Jis savo mokslo neskyrė ir niekuomet neskyrė turtingiems, išmintingiems, teisingiems, teisuoliams. Jo mokslas buvo eiliniam, paprastam, gyvenimo dulkėse gyvenančiam žmogui. Čia jisai prie šio šulinio, šiai moteriai ir visai bažnyčiai atskleidžia giliausias gyvenimo ir tikėjimo tiesas. Mes daugelis trokštame įvairių dalykų. Jėzus kalba apie vandenį, bet jisai kalba apie tą amžiną ir gyvąjį vandenį, o tai yra Dievo žodis. Tai yra Dievas, kuris gali gyventi ir gyvena kiekviename iš mūsų, jeigu mes savo šulinius atveriame jo maloniai, jo dvasiai, kuri vienintelė gali žmogų atgaivinti ir jį vesti per gyvenimą. Žinote, man prisimenasi vieno išeivio toks pasakojimas apie jo paties gyvenimą. Jisai buvo atvykęs į Lietuvą ir Lietuvoje gyveno gal kokį net 10 metų. Vėliau jisai vis tik grįžo į tą vakarų pasaulį, kuris yra turtingas, kuris yra stabilus. Bet jisai man prasitarė, sako, Lietuvoje tai buvo tikras gyvenimas. O sako, tenais yra dykuma, gyvenu dykumoje. Žmonių šaltumas, abejingumas, kai ir jie patys tie vakariečiai sako, nors mes vienas su kitu sveikinamės ir klausėme, kaip tu gyvoji praeidami, bet jeigu kas pasiguostų, kad jam yra blogai, nieks nenorėtų ilgai klausyti jo šitų pasigodimų ir trauktų kuo toliau nuo jo. Taigi šis Jėzaus pokalbis su samariete yra gyvenimas apie tai. Ir jisai, kas įdomiausia, nepriekaištauja jai dėl nuodėmių. Jis nedaro jai jokių reikalavimų. Jinai pati pasako, kad aš neturiu vyro. Ir jisai pasako jai, tu teisybę pasakei, ir 5 prieš tai buvę vyrai buvo ne tavo. Taigi, ji yra nusidėjėlė. Bet Jėzui ji yra žmogus, Dievo kūrinys, kuriam jisai atskleidžia giliausias paslaptis. Ir galbūt dėl to vėlesni bažnyčios tėvai ir mokytojai, kaip Origenas, Augustinas ir kiti, netgi taip įvardijo tą samarietę, sako, jinai buvo pirmoji tautų apaštalė. Mes žinome, kad pirmasis tautų apaštalas buvo Paulius, bet Paulius buvo po to. O štai šitie bažnyčios šulai ir mąstytojai sako, o gal vis tik tais pirmasis tautų apaštalas tai buvo ji, nes ji buvo samarietė ir ji pasikalbėjusi su Jėzumi, kas įdomiausia, jinai panašiai kaip apaštalai, kurie paliko tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Jinai taip pat atėjusi pasisemti vandens, pamiršta savo tą ąsotį, jį palieka ir bėga į miestą pasakoti, kokį žmogų jinai yra sutikusi. Tai yra nuostabi Dievo dovana, kai tu pamiršti viską, kas yra dabar gyvenime materialu ir labai svarbu. Ir tu supranti, gavęs tą Dievo dovaną, tą Dievo ugnį, tą Dievo dvasią, tu nori ją nešti. Tu nori taip, kaip sakyčiau, vieną kartą man vienas išminčius man pačiam sakė, žiūrėk, Egidijau, kad gyvenime nebūtumei kaip gesintuvas. Žinote, namuose turi būti gesintuvai, o ypač darbovietėse, nes jeigu gaisras, kad tu pat gesinti gaisrą, jeigu nelaimė, turėtų būti kaip pirmoji pagalba gesintuvas. Bet kaip blogai yra, jeigu žmogus tampa tuo gesintuvu. Jis gesina dvasią kitam, jisai yra pats be dvasios ir taip ta tamsa, ta nykuma, ta pilkuma, tas rūkas, jisai nesisklaido. Jisai toliau gaubia tą žmogų ir jį supančius. Taigi
šio trečio gavėnios sekmadienio yra didi ir nuostabi žinia Jėzaus suteikta samarietei, kuri skuba tą žinią dalintis. Tai yra priminimas ir kiekvienam iš mūsų mes turime pareigą dalintis ir kasdienę duoną, ir ne tik duoną, nes mus pirmiausia maisina dvasinė duona, kurią duona tik vienas Dievas iš dangaus.